Labai dažnai šiuolaikinės šeimos ir tiesiog susitinka ir tame susitikime atsiranda ir vaikai. Ir suaugę priema tos sprendimus, kad mes gyvensime kartu, būsime kartu, kursime kitą šeimą, nebandysime dar kartą šeimą kurti. Ir tame visame yra vaikai ir tie vaikai susitinka ir jie dažniausiai be pasirinkimo būna priversti gyventi vienas su kitu, būna priversti bendrauti, nesvarbu, kad jiems tas nepatinka ar ne. Ir suaugusiem atrodo kartais, aš gyvenu savo šeimoje ir man, oi, kaip man sunku su savo vaikais ir jie ten pykstas ir visko su jais nutinka, bet kai susitinka iš visiškai kardinaliai skirtingų šeimų, skirtingų aplinkų, vaikai patyrę, sakykime, traumas ar ne, tikrai būna iššūkių daug daugiau ir tik reikia svarbiausia žinoti, ką daryti, kaip su tokiais vaikais kalbėtis, kaip juos, kaip tą pradėti kontaktą, kaip po trupučiuką juos